Sveiki visi prisijungę prie Frenetics YouTube kanalo. Mano vardas Tomas ir aš padėsiu jums stebėti šios dienos varžybas. Dalyvaujame Gravelono organizuojamame Kifnova renginyje. Važiuosime B lygos 85 km distanciją. Ir kaip matome, neutralus startas gana karštas. Net iš tikrųjų nežinau, kurioje vietoje jisai baigėsi, nes atrodo tik tai startavus visi pradėjo spausti. Tai bandau privažiuoti pirmąją grupę. Matau gana didelis tarpas. Nusprendžiu nesitaupyti ir tiesiog prisivyti pirmąją grupę ir nebūti pašalintam iš žaidimo pačioje pradžioje. Tai pirmoji grupė važiuoja gana didelė ir tik atvažiavęs pastebiu, kad pirmoji grupė važiuoja gal 4 Nikelioto Špikio komandos atstovai. Ir tai gero nežada šitose varžybose, panašu, kad bus nemažai pabėgimų. Pačioje pradžioje visi švieži, dar nepavargę, nesitaupo iš kiekvieno posūkio, tiesiog išvažiuoja ir šauna į priekį. Kaip matome, trasos būklė nėra pati geriausia, šlapia, nelabai riedantis paviršius, kai kur išvažinėtos provėžos, balos. Nėra iš tikrųjų lengva važiuoti paskos, norisi matyti dangą, nes vietom visai nerieda. Dar vienas posūkis ir sprintukas. Čia matome pirmasis pareiškimas. Nėra čia labai gal toks tikras pabėgimas, labiau bandymas ištampyti grupę. Pirmi važiuojantis padidina tempą ir taip stengiamasi atsikratyti silpniau važiuojančių dviratininkų iš grupės. Po kurio laiko atsiranda kiek didesnis tarpas ir matau nuvažiuojančius 2 dviratininkus. Čia seka persekiojimas iš paskos ir aš, matydamas pavojų ir nenorėdamas būti paliktas, bandau susigrąžinti poziciją, vėl važiuoti tą pirmąją grupę, nors tai yra dar tik tai lenktynių pradžia, 18 km, visgi nusprendžiu nerizikuoti ir likti tarp važiuojančių priekyje. Gana nesunkiai privažiuoju tą pirmąją grupelę. Čia jau atrodo, kad viskas nurims, bet per tarpą prasibrauna Vilius iš Nikelioto Špikio ir iš karto padidina tempą. Laimė arba nelaimė, jis nepamato posūkio, paskutinę akimirką įsuka į teisingą maršrutą ir tempas šiek tiek nukrenta. Čia šitoje vietoje buvo labai pavojinga vieta. Matome gana stipriai
stiprus smūgis, nemažas greitis ir toje vietoje buvo išvažiuotos iš Kavečio provėžos. Šiaip prastai pažymėta vieta buvo. Mano komandos narys važiuodamas kitoje distancijoje neįvertino tos duobės ir skaudžiai krito. Čia matome dar vieną ataką. Šį kartą Povilas iš Nikelioto Špikio pabando savo laimę. Išvažiuoja vienas į priekį. Iš grupės didelės reakcijos nėra, niekas nesiryžta vytis. Aš tiesiog bandau atvažiuoti į priekį, bet kadangi vienas žmogus važiuoja priekyje, 30 km nėra grėsmės. Taip galvojau, bet pavažiavus porą kilometrų pastebėjau, kad Grigas iš Nikelioto Špikio padidino tempą, matyt bandė prisivyti. Žvalgosi atgal, žiūri situaciją, kas vyksta ir tiesiog atleidžia. Pakankamai gerai jaučiuos, nesu dar pavargęs, gerai maitinausi pastarąją valandą, todėl nusprendžiau važiuoti pirmas kurį laiką. Čia ilgosios tiesiosios pabaigoje mačiau priekyje nuvažiavusi Povilas, suprantu, kad jis toli vienas nenuvažiuos, tai nėra čia ko ardytis. Čia tokia juokinga situacija. Šiek tiek prilėtinam ir tuo pasinaudoja Vilius iš Nikelioto Špikio. Šiek tiek padidina tempą, vėl viskas prasideda. Matome, prisivijom netaip toli ir pabėgusi Povilą. Vėl pirmoji grupė visi kartu, bet neilgam. Čia dar vienas bandymas iš Nikelioto Špikio išvažiuoti į priekį. Mačiau, Aurimas bandė vytis, bet matyt persigalvojo. Tai vieno žmogaus nubėgusio neapsimoka vytis. Vienas nenuvažiuos taip kaip grupė, tiesiog tada paleidžiam jį ir važiuojam, stebim, žiūrim, kas vyks. Ilgai nereikėjo laukti. Kadangi vienas komandos narys iš Nikelioto Špikio jau buvo priekyje, dar du išvažiuojantis ir bandantis prisivyti kelia didelį pavojų, tai čia dėjau visas pastangas, kad nepaleisti jų. Nelengva šitą atkarpą tikrai buvo. Čia gal netgi buvo toks esminis lūžis, kai mūsų pirma grupė subirėjo. Man pavyko iššokti šį traukinį. Tai čia, kaip matome, priekyje važiuoja 3 Nikelioto Špikio komandos nariai. Tik tai Nikeliotas pavyko? Jo, tik tai Nikeliotas tokį komentarą pasakiau, nes Vilius vis dirščio pro petį ir bandė pamatyti, ar suspėjo į šią grupę visi jo komandos nariai. Aš tikiu tavim, valyk, Viliau! Bandžiau nuteikti Vilių ir motyvuoti, kad mintų toliau, visai jam gerai sekėsi. Labai nenorėjau išvažiuoti į priekį. Nemanau, kad čia yra labai geras sprendimas, žinant, kad pirma grupė važiuoja 3 tos pačios komandos nariai, tai čia visiškai nenaudinga vesti. Tai įdėjau kiek galėjau. Į priekį išvažiuoja vėl Nikelioto Špikio komandos nariai. Ir čia matome priekyje važiuojantis Mantas padaro nedidelę klaidelę, krenta ant žemės.
Čia vėlgi nesu tikras, ką tokioje situacijoje būtų teisinga daryti, ar bandyti paspaust, bet tada važiuoti vienam, 3 tikrai dasivys vieną, ar kaip kad šiuo atveju pasirinkom numesti tempą ir palaukti. Vėl susirinko mūsų grupelė. Tuo metu, kai laukiam Manto, sumažinę tempą, tai prisivijo ir dar vienas narys. O, čia matome klasiką. Vėl Povilas bando išvažiuoti vienas į priekį. Pabėgti. Kaip žinome, 85 km distancija, liko nebe tiek daug ir finišo. Tikiu, kad Povilas gali vienas nuvažiuoti iki finišo jau dabar. Tai nusprendžiu dadėti daugiau pastangų ir pasivyti jį. Bent jau matyti arti, kad būtų galima kontroliuoti. Apsigalvoji, Povilai? Ne. Sakei, ne dėl medalių važiuoji. Ai, su šilbiški, kad ne taip šalta būtų. Ne pirmas varžybas važiuojam su Povilu, smagu su juo varžytis, pakankamai panašus lygis, priklauso nuo dienos, vienam viena diena geresnė, kitam kita. Tai ką, dabar kitą šaus ataką, čia dabar Grega šaus ataką, tada Grega dasivėsim, tada Vėlių šaus ataką. Kodėl? Nu nes... Ką, kitaip kažką darysit? Ne, nachts tuo sako. Viliu, blėt, koj, snieg. Ką? Koj, snieg. Čia pamiegot atvažiavo. Galima girdėti, kad ir Povilas nėra iki galo patenkintas, kaip vyksta situacija, bet aš manau, čia viskas gerai gavosi. Čia? Ir čia aš sugrybinausi navigaciją, rodė tiesiai, rodiklis rodo į dešinę, kažkaip nepastebėjau ir tuo metu išvažiavo į priekį Nikelioto Špygio komandos narys Grigas. Nu, kas važiuoja, pagaut? Kanjonas. Važiuojam? Ne? Man? Aš na. Ne, Kaliavas nori atvažiuoti. Niekas nesiryžta važiuoti, persikiot. Griga, aš tai išgelbėsiu. Palauk. Netoli Laurinas nuvažiavo. Šukteliu jam, kad Va. 3 iš 3. palauktų. O, ir čia dar viena ataka, dabar Vilius atakuoja. Didelė grėsmė. 2 tos pačios komandos nariai priekyje, reikia reaguoti. Visgi kažkaip nesiryžta toliau tęsti pabėgimo, gal jau ir varžybų pabaiga jėgos silpsta. Sergiai iš kairiai. Kažkaip nusimeta, atrodo, Vilius. Bet labai neilgam. Opa. Ramybė ilgai nesitęsi ir Ratas sukasi. Povilas vėl šauna į priekį ataką. Grigai, nepaleis. Panašu, kad Laurinas nenusiteikęs reaguoti į šią ataką. Gali dabar sėsti ant ratą. Paliekam į rojį ir bandom prisivyti Povilą. Aš sakiau, laikui parvešiu taurę. Netoli jisai čia nuvažiavo. Važiuojam. Šiandien nepabėgsiu, žinok. Povilas pasiūlo važiuoti dviese, bet aš kažkaip skeptiškai šitą idėją sureagavau. Nemanau, kad čia mums dviese įmanoma jau pabėgti. Visgi jėgos jau slopsta. Bent jau aš asmeniškai šioje vietoje jaučiausi pakankamai tuščias. Kai ten sako, pamokų reikia, neskaudžiu, kad išmok kažką.
Ja, pamokų skaudžių turbūt man, nes mes dar visgi buvom 3 toje pirmoje grupėje. Ir 2 buvo iš nikeliuoto špikio. Aš nusprendžiau kurį laiką pavažiuoti priekį, bet jau ne tos jėgos buvo kaip pradžioje. Pulsas kyla, vatų nėra. Kimba tos padangos. O čia išvažiuoja Mantas į priekį. Didelis vyras. Daug jisai čia suka tų vatų. Ir iš tikrųjų paskutinius kilometrus taip ir pirmas važiavo. Nesistengiau aš jo aplenkti. Gal labiau stengiausi būti nepaliktas. Nelygus buvo labai pagrindas čia paskutiniuose kilometruose. Buvo jau gerai daužyta nugara. O tempas nemažėjo. Rimtai buvo nusiteikęs Mantas. Čia atsimenu buvo gana pavojinga vieta. Iš paskos važiuojant galima ir nepastebėti, va po kairę visiškai atvira duobė. Tai sėkmingai pravažiuojame tą vietą, bet viskas galėtų pasibaigti ir daug blogiau. Čia paskutiniai kilometrai, kaip matome, tempas sukilo, gana didelis. Aš jau dedu visas pastangas, kad tik tai neatsikabint nuo jo. Nors ir greitis nemažas ir vertėtų važiuoti daug arčiau jo, bet čia tokia nelygi danga, tai šaknis, tai duobė, tai stengiuosi palikti minimalų darbą, kad matyčiau, kur važiuoti. Lieka visai nedaug iki finišo. Pulsas jau muša mano ribas. Čia nustengiu paspausti. Gal šiek tiek kliudau pedalą posūkyje. Girdžiu iš paskos važiuoja Povilas, sprintas, atsistojęs, dedu visas pastangas. Max, ką galiu ir akies kašteliu matau pro dešinę lenda Mantas ir viskas, aš jau nebegaliu daugiau spausti. Ir lieku 3. Labai geros varžybos, daug pamokų, patiko, tikrai kartosim. Tai ačiū, kad stebėjot, smagu, kad sekate ir susitiksime kitose video.